Jau sveiki visi amigos, aš su Enzo Hokage ir šiandien mes jau užsimsime su Bemsu, ne su šitu, bet su mūsų sportiniu Bemsu. Mes pasikeisime bumperius, kurie išėjo naujam update, pasikeisime ratlankius, pakeisim visą stilių mūsų mašinos. Va dabar, kaip jinai atrodo, viską pasikeisime, bei dar nusipirksime vieną dalyką į garažą, jeigu matėte kažką, jeigu matėte kažkokį keltuvą. Okay, čia dabar, kai po šito update, kai pakeitė padangas, tai labai sudėtinga yra man čia važinėti ant šito. Gerai, tai visų pirma, pasiemam visus šitus. Dešinysis sparnas GGB apdaila. Visi po 900 kainuoja. O, Jezu. Bam. Tada dar perkame galinį bumperį. Plau priekinių nėra. Yra ir... Ok, priekinis irgi yra. Jau tiesiog visą pasidarysime GGB apdailą. Tada ratlankiai. Šit po 1000 kainuoja vajas. Bet šitas manęs ir nedomina, tad labai smagu, kad šitai tiek nekainuoja. Aš noriu šitų ratlankių. Galbūt ateityje, jeigu statysim kokį kitą bildą, pasikeisim, bet kol kas aš noriu tokių ratlankių. Ir jie čia yra didesni, kas yra tiesiog super. Iš karto ir čia turiu jau ir padangų, labai yra perfekt. Bet užsidedam padangas. Padangas, man atrodo, net naujų neatsirado, tiesiog sportinė, čia bekelė. Aš tiesiog... ant greičio. Primesti kokio didumo šitas ir koksai šitas bus. Ok, dar čia šiaip yra kažkokie vairo kolonėlės, anksčiau šito nebuvo. Ką jos keičia, aš nelabai įsivaizduoju. Jeigu žinot, ką keičia šitos vairo kolonėlės, duokit žinoti. Šiaip man reiktų dar galinių lempų. Jeigu jau užsiemam čia keitimu, tai tada reikia užsimti normaliai. Tik aš nežinau, kuri labiau tiktų, nes pas man šita yra originali, dar ta kur sudaužyta. Tai tada ir paimsiu ir priekinius. Reikia priekinius tokius paimti ir reikia paimti tos galinius, kad būtų visas komplektas. Keltuvas, automobilių keltuvas. Tavo naujas automobilių keltuvas bus nugabentas į tavo namus už kelių minučių. Ok. Labai perfekt. Tada aš greitai lėkiu iki namų pasimti pick-upą ir reikia tada įsižiūrėti, ar aš turiu dar likusių dažų. Įdomu, ar tas keltuvas iškart bus jau pas mane. Ok, aš jau matau ant gatvės, tiesiog jisai stovi. Nežinau, kurjeris normaliai tiesiog atvarė pas mane, paliko prie gatvės, kaip aš tau dabar paimsiu tokį didelį. Ar tu man nori pasakyti, kad aš tiesiog keltuvas, aš vadai su rankyte galiu jį paimti? Ok, manau kažkaip čia kažkur per vidurį, kad gautųsi. Gerai, greitai lėkiu pasimti visus daiktus ir tada sugrįžtam mes jau pradėti tvarkyti. Būtų smagu, kad nieko neišbarstyčiau bevažiuojant, o taip tai kaip ir viską susirinkau. Ok, visų pirma turim mūsų pacientą nusivaryti ant mūsų naujoviško operacijos stalo. Čia net nežinau, kiek reikia važiuoti, kur, kaip. Kažkaip tai va. Ok, chill. Biški kažkaip kreivai sudėjau, bet kaip pakelt. Tikiuosi nenusiversinai man. Slysta, krenta, lūžta, kažkas įvyksta. Kažkaip man atrodo blogai biški sudėjau, o jeigu tiesiog taip pat kažkaip, nežinau. Nieks neslysta, viskas perfekt. Šiaip žiauriai patogiai, aš dabar tiesiog mano grinai levelį, tiesiog taip gerai. Visų pirma, mes dabar turime ją padaryti naked. Turim išimti visus mūsų bumperius. Gerai, pakeičiam mūsų priekinius bumperius. Bam. Ui, čia jau... Jau matau, čia bus gerai, Gerai, dešinysis sparnas. Jis tiesiog užsideda, ar ką man daryti? Čia... Bet matau, reikia su ratais tvarkymo daryti. Iš karto, manau, reikia prisukti viską. Gerai, galinis. Ok, galinis tiesiog taip užsideda, ok. Kol kas, kai spalvos visur skiriasi, kažkaip keistai atrodo. Dabar reikia pasikelti ir pakeisti ratlankius. Bet šitus irgi reikės perdažyti, paukšti balti buvo, manau, greičiausiai irgi baltus reikės pasidaryti. Dar visai pamiršau, mes pasėmėm dar lempas. Greitai pasikeičiam lempas. Kaip ir esu pabaigęs, visi dalykai yra pakeisti, tik tai reikės jau nusidažyti. Reikia mums jį nusileisti, pasižiūrėti, kaip atrodo su naujais ratlankiais, tikiuosi labai gerai atrodo. Ratlankiai visų pirma yra žiauriai topiniai, tik tais, manau, reikės biškai pasidaryti, biškai adjustmentų pasidaryti, kaip jie turi biškai galbūt pakelti labiau. Nežinau, reikia priprasti dar, reikia biškai pasidaryti pasikeitimų, reikia galbūt jos labiau išstumti. Čia tai iš viso atrodo sulindė, aš nežinau, ar čia pavažiuosiu dabar. Varau dabar išsimiegoti greitai, kad galėčiau dieną normaliai apsižiūrėti. Ir reikia tada jau ryte nusidažysime, kad turėtumėm visą vaizdą ir reikės važiuoti prasivažiuoti. Ir pažiūrėti, kaip jisai. Jezu, čia koks grilius, what the hell. Reikia iš vis pabandyti, ar aš
Ašgi visai retardas. Gi man reikia pripūst padangas, kur aš čia jau lėkiu. Vaje, saulekė, bahuriukas. Tik dabar kita problema. Jisai yra išlindęs. Gerai, va dabar galim jau išvažiuoti. Kas yra juokingiausia, kodėl taip atrodo garbauzau, nes pas mane kažkodėl šonų nėra. Aha. Okay. O kodėl jų nėra? Aš nesuprantu. O kodėl jie man tiesiog iškrito? Tai kad daugiau net nėra kur sukti. Va, bro. Gerai, kol kas va taip pavažinėsiu. Reikia ratlankius dar nudažyti. Dar yra kur tvarkymo, matosi yra kur tobulėjimo. Reikia, žinai, pasitvarkyti, reikia, žinai. Bet nusipirkome keltą, nusipirkome visus naujus bumperius mūsų mašiniukui, nors ir ne visi pas mus yra, bet ir ratlankiai. Ratlankiai. O ką, amigos, tiek šiam videose, jei patiko, nepamiršom spausti laiką, subscribe. Kaip visada, sutiksime naujose videose.